Kauno Grūdų miltiniai mišiniai. Lengvai iš pirmo karto. Nijolė keliauja į senąją karališką kibininę, kurioje jos laukia susitikimas su viena profesionaliausių karališkų kibinų kepėjų Lietuvoje, šefute Veronika. Labai diena. Sveika atvykę su karališką senąją kibininę. Jūs ir atrodot kaip iš viduramžių nužengusi. Stengiamės. Aš norėčiau ne tik pavalgyti pas jūs kibinų, žinau, kad jie labai skanus čia, bet norėčiau ir išmokti jos pasigaminti, kad galėčiau ir šeimą nustebinti. Taip, mes vykdome parodomasias kibinų gaminimo pamokėlės. Žinote. Tačiau jeigu išmoksite gaminti kibinus, kitą kartą pažadu, kad galėsite atvykti ir į parodomąją 100-lapę pamokėlę. Dar 100-lapę čia moko? Taip, mes turim tokių subtilybių, kad niekada nepatikėsi, kaip tai yra, na, neįprasta iš tikrųjų. Neįprasta, bet paprasta. Taip. Sveiki, šefutė Veronika. Labadiena. Labadiena. Ar atskleisit mums tas paslaptis, kaip pasigaminti skanų tikrą karaimišką karališką kibiną? Atskleisiu, netgi ir parodysiu. Netgi? Taip. Viską? Reikia, kaip matot, nelabai daug ko, kelių komponentų, kelių ingredientų ir laikas čia bus gamybos kokių pusvalandis, kol suminkysim tešlą. Taip. Matome miltus. Taip. Aukščiausios rūšies miltus, kurių glitimas yra gana didelis, kad kibinų tešla būtų kuo puresnė ir kuo trapesnė. Profesionali kibinų kepėja Veronika teigia, kad pasigaminti 15 karališkų kibinų reikia kilogramo kokybiško aukščiausios rūšies miltų, 200 gramų sviesto, 300 gramų 30% riebumo grietinės, 3 kiaušinių žiupsnelio druskos ir viską triname rankomis, kol sviestas dėmesio pasislėps miltuose. Gerai, dabar darome duobutę ir galima įpilti kiaušinukus. Galiu? Prašau, darbas. Galiu, darbą. Visus? Visus 3. Čia yra 3 pilam visus. Tuomet į indą keliauja grietinė ir Veronika vėl viską kruopščiai išmaišo. Viską suminkome iki tol, kol nelieka miltų, kadangi tešla turi būti nei kieta, nei minkšta. Labai gerai gaunasi. Yra viena paslaptis minkant kibinų tešlą, kadangi visa tai turi būti atlikta labai greitai. Tik suminko miltukus ir viskas. Šefutė iš anksto pasiruošusi įdarą liepia Nijolei prisidengti plaukus, užsidėti prijuostę ir išbandyti sudėtingiausią proceso dalį – kibino formavimą. Pataisom šiek tiek ir kaip vaikučiams aš aiškinu, turim gauti va tokią saulytę. Ne didesnė, ne mažesnė. Kam saulytę? Labai gerai. Šaunu. Dabar įmam mėsytę. Taip, prašom. Čia dar per viduriuką dedam. Čia yra dar įdėtas svogūniukų kapotų. Aš jau tu. Taip, sulenkim per pusę, kraštelį arčiau savęs, šiek tiek žemiau. Ką? Taip, kraštelį arčiau savęs. Šiek tiek žemiau. Taip, sulenkim kraštelį arčiau savęs, dar kartą. Ką, persisukti? Bet taip. Taip, labai gerai. Taip. Ir suspaudžiam. Spaudžiam stipriai, kad iš 2 kraštelių gautume vieną. 3 sekundės ir šefutės Veronikos kibinas susuktas. Dėmesio išskirtinė pamoka, kaip tai padaryti jums namuose. Pakeliam į viršų ir užlenkiam. Pakeliam į viršų ir nulenkiam. Čia vadinasi vejam pinutę, pinam pinutę, kad susidarę garai nesuplėšytų mūsų kibinuko, kai kepsime. Prašau. Kągi, atidžiai stebėjusi profesionalius Veronikos rankos judesius, Nijolė ir pati tai išbando. Deja, pasirodo, kad tai kur kas sunkiau nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Dar po vieną padarom. Dar po vieną. Nijolė nepasiduoda ir kantriai mokosi toliau pinti pinelę. Kaip jai sekasi, spręskite patys. Tik tai pinutės nesimato. Kažkas labai gražaus gavosi, mes nežinome kas. Valia? O, prancūzas? Prancūzas ne mūsų, ne trakų, čia kažkoks tai kitatautis gavosi. Kitatautis gavosi. Taip. Galėčiau paragauti kibinų, bet ne savo tų gaminų. O kodėl ne savo? Nu, šitos pavaišinkit klientus, svečius. Gal taip ir padarysim. Sakykit, čia man pareigyti darėma. Taip. Čia kažkoks parašas yra, aš matau pareigytis. Jo, čia mano parašas. Taip, čia toks. O aš norėčiau tuos normalių, kur jūs gaminat. Taip. Apsupta karališkos prabangos, Nijolė išragauja įvairių skonių Veronikos gamintų kibinų. Kaip supratote, iki savų degustacijos dar reiks šiek tiek pasipraktikuoti. Kauno Grūdų miltiniai mišiniai. Lengvai iš pirmo karto.